Labas vakaras. Sveiki visi, kas jungiatės. Kas pirmi prisijungsit, rašykit kaip su garsu ir vaizdu. Lauksiu jūsų prisijungiančių, kas atsiminėt, kad šiandien webinaras, kas nepamiršot be priminimo. Tai rodo irgi, kad jums aktualu ir reikalinga tai, ką aš darau. Na, matau, pirmieji jungiatės, rašykit kaip su vaizdo garso kokybė. Labas vakaras, Jūratė. Viskas gerai su garsu? Sveikos visus, kas jungiatės. Ir visi sveiki. Taip, gerai, viskas su garsu gerai. Turim dar minutę, kad daugiau, jeigu kas norės prisijungs šiandien. Viskas, ačiū Loreta. Labas Rima, ačiū. Labas vakaras Valerija. Nu, gerai, kolektyvas renkasi. Nu, labas Gražina, kaip tik 7-8 valandos pas jūs. Ačiū už komentarus, už atgalinį ryšį. Šiandien kalbėsim apie karūną. Padarysim karūnos pasitikrinimo meditaciją, pasitikrinsim, ar ne per didelė jinai pas mus uždėta, ar ne per maža, ar iš viso jos reikia, o gal mes ją patys užsidėjom, nusprendė, kad jau dabar tai jau būsim, taip sakant, karališki visi, tai pasižiūrėsim, kokia pas mus yra situacija. Ačiū pirmiausia visiems, kas remiat mano veiklą. Labai dėkoju visiems ir kiekvienam, kas paremėt. Nesvarbu kokia suma, bet yra labai gera matyti, kad bendradarbiaujam. Tai va, tai pradedam nuo karūnos. Ir kilo ta mintis man, ar kaip čia visata man vis stukseno po truputėlį, kad reikėtų apie tai pakalbėti. Ir po truputėlį ta tema atėjo. Ir labai įdomi, kai aš paskelbiau šito webinaro temą, atsirado ir labai įdomus straipsnis, aš jį pasidalinau savo profilyje, ten vienos žurnalistės buvo apie šių laikų visus nušvitusius ir prašviesėjusius, tai buvo labai toksai irgi kaip ir ženklas, kad reikėtų pakalbėti apie tai. Jeigu visiškai tiesiogiai, tai labai populiarios pasidarė jau prieš keletą metų meditacijos, kur meditacijos metu užsidedi karūną ir tu jau pasidarai karališkas asmuo. Ta prasme, kad kokia yra pagrindinė tos visos karūnos mintis ar užduotis, yra ta, kad žmonės, kaip pasakyti, jeigu imti visiškai istoriškai, kas yra karaliai, karalienės, tai tie, kurie yra paveldi, kurie kažkokia tai istorinis buvo vystimasis kažkokios tai šeimos ir vieni tapo karaliais, kiti netapo karaliais. Tai yra, reiškia, turi būti kažkoksai procesas ir ateiti iki to momento, kai mes galime, kaip pasakyti, gauti karūną, tai nėra mūsų asmeninio sprendimo rezultatas. Taip ir visata, jinai nuspręs, kada mus apkarūnuoti, kada mums suteikti kažkokias tai didesnės galias, prieigas prie kažkokių tai gilesnių informacijos šaltinių esančių visatoje, bet ne mes nusprendžiam, kurioje vietoje mes dabar jau čia esam ir kiek mes čia galingi ir stiprus. Tai visos tos meditacijos atliko labai tokį ir, sakyčiau, neigiamą poveikį. Tikrai mačiau aplinkui save žmonės, kurie po tokių meditacijų visiškai pasikeitė, pradėjo visiškai kitaip žiūrėti į pasaulį. Kas atsitiko su tom karūnom? Jeigu tu nesi visatos karūnuotas, o pats apsikarūnuoji, tai ta karūna jinai suteikia labai didžiulį ego ir išdidumo
koeficientą, tada mes pradedam galvoti, kad aš tai jau dabar esu galingas, nes aš užsidėjau karūną. Ir tas tikrai labai suveikė, gali atrodyti, kad kas čia meditacija, bet iš tikrųjų tos meditacijos labai stipriai suveikia žmonėms energetiniam lygmenį ir vėliau paveikia jų ir emocinį, ir fizinį kūnus, ir mintis, ir visą elgesį. Tai tos karūnos užsidėtos prievartos būdu, sakykime, tai yra tas pats kaip užsidėti prabangius rūbus ir eiti per mėšlą su kaliošais. Tai kol mes nepatenkam kol mes patys besivystydami, neteinam iki to lygmens, o kažkurioje tai vietoje norim kažką tai labai stipriai peršokti, tai tas peršokimas labai matosi iš šono. Kas įvyksta? Sustiprėja labai išdidumas, ego, prasideda reikalavimai visiems aplinkiniams ir tuo pačiu visatai, kad man čia reikia čia visko, čia ir dabar. Aš viską žinau, kas man yra geriausia, aš nusprendžiau dabar kaip pavadinti, ko man reikia ir aš iš karto turiu gauti tą rezultatą. Atsirado reikalavimas su kumščiu daužimas į stalą ar į visatos duris ir sakymas, kad man reikia visko čia ir dabar. Tai atsirado pyktis labai stiprus žmonėse ir pyktis viskuo, kas vyksta. Jie nusprendė, kad dabar jie viską žino, kas pasaulyje ar visatoje, ar nesvarbu, kur vyksta. Kokiam lygmenį, lokaliniam lygmenį, ar valstybės lygmenį, ar visos visatos lygmenį. Jie nusprendė, kad tokie žmonės nusprendė, kad jie žino viską, kas yra geriausia, jie žino viską, kas vyksta, jie žino visus atsakymus, jie žino visus sprendimų būdus, jokios diskusijos nebeliko dialogo, atsirado pyktis veide ir kumščiai suspausti stipriai ir ta pozicija labai stipriai iškreipė ir kaip pasakyti, jų visą tą suvokimą gyvenimo ir visų taisyklių, dėsnių, kokie yra visatoje. Dingo nuolankumas, atsirado didžiulis nelankstumas, toks kampuotas mąstymas, kad arba tiesa, arba netiesa. Jeigu aš sakau, tai yra tiesa, o jeigu kiti sako, tai yra netiesa. Jeigu nesutampa nuomonė su mano nuomonė. Žodžiu, nebeliko diskusijos, nebeliko dialogo ir ypatingai, kai žmogus, sakykime, jeigu jisai tik tai nieko daugiau neskleidžia tos informacijos, jisai dėl savęs, jis nėra koks nors vedlys, yra viena situacija, bet labai daug vedlių, šviesuolių ir visokių nušvitusių, labai stipriai irgi išsiaugino savo ego su visom karūnom, tiesioginė ar netiesioginė prasme, bet išsiugdė tą tokį požiūrį, kad aš viską galiu pasimti čia ir dabar ir tas labai stipriai paveikia be abejo paskui juos einančius žmonės. Jie įtikinėja, kad jie viską žino ir vergų mąstymą turintys žmonės, jie labai lengvai paklūsta tokio tipo asmenybėms. Tikrai ne vienas stebėjau, kaip keičiasi ir žmogaus tiesiog net išorinis vaizdas, veido išraiška ir veido mimika, vien pradėjus tokį bendravimo su visata būdą. Ką karūna atėmė ar vėlgi sugadino, ar ko nebeliko žmonėse, kurie labai stipriai išsiaugino savo ego, tai nebeliko nuolankumo, nebeliko kantrybės išlaukti geriausio momento, kada turi kažkas įvykti, ar neįvykti, ar pasikeisti, ar ateiti, ar išeiti, nebeliko laukimo tos pozicijos, kad mokėti išlaukti. Lygiai taip pat kaip ir nebeliko pasitikėjimo visata. Reiškia, aš geriau žinau negu visata, kas man yra geriausia. Tai atsirado, tai yra ir lygiai taip pat žmonės nebenori ir nesuvokia visatos dėsnių, negerbė tų visatos dėsnių ir nesilaiko tų visatos dėsnių tokie, kokie jie yra. Tai bendraja, arba čia kaip pasakyti, visiškai apibendrinta prasme, tai visos tas karūnos užsidėjimas savo norų be jokių, sakykime, be evoliucijos. Evoliucijos nebuvo ir kažkur tai kažkas tai nusprendė, kad man dabar viskas priklauso ir toksai sekėjų ratas auga ir tokie žmonės anksčiau ar vėliau
suvokia, kad iš tikrųjų tai viskas yra ne taip, bet būna labai daug padaryta žalos sprendimų prieimimuose, galbūt netgi pažeisti visatos dėsniai ir tada anksčiau ir vėliau lasda pareina kitų galų. Tai va, tai linkiu, iš savo pozicijos linkiu labai didelio sąmoningumo, stebėti, jausti ir išjausti, ar iš tikrųjų jums tai tinka, ar jums ta kažkokios tai meditacijos, ar praktikos, ar afirmacijos tinka, projektai ir visokie kitokie retrytai ir visokios kitokios programos, kur labai stipriai yra auginamas ego. Tai va, tai reiktų labai būti sąmoningais ir aš manau, kad vis daugiau ir daugiau žmonių pradės atsibusti ir suvokti, kad pasakymas dvasingumas gali turėti labai daug įvairių reikšmių. Ir vien žodžiai jie nieko nereiškia. Jūs turite pajausti žmogaus vidinę būseną to, kurio jūs klausotės, ar tos meditacijos, ar praktikos, ar kažkokių tai renginių, vedėjų, organizatorių nuostatas, visą, ne tai, kad ir gyvenimo būdą galima ir taip pasakyti, kad iš tikrųjų reikia labai būti kritiškais ir sąmoningais, tada jums bus lengviau ir, atlikti kažkokius pasirinkimus, bet visą laiką pirmiausiai bet kas vyksta aplinkui jūs, ką jūs norite sekti, klausyti ar mokintis, visą laiką jūs turite pajausti, ar tai yra harmonijoje su visata, su visatos dėsniais. Jeigu jaučiate, kad kažkokia tai yra disharmonija ir nesvarbu, irgi vėlgi turit labai stipriai išsiugdyti tą vidinį pajautimą vietoj to, kad aš ne kartą esu apie tai kalbėjus, draugai rekomendavo, tas gerai, tas buvo gerai, tam buvo gerai anas ir visi bėga, bando įvairiausius būdus, metodus ir visą kitą, bet iš tikrųjų, kad kiekvienas mes turim nueiti savo kelią, niekas negali, jeigu jums kažkas sako, kad tu ateik pas mane ir aš tau paklosiu rožėmis kelią, tai taip nėra iš tikrųjų. Ir tą reikia suvokti, kad mes kiekvienas esame atsakingas už savo sprendimų priėmimus ir už savo ėjimo greitį, būdą, metodą ir visą kitą. Kiekvienam jisai mūsų yra unikalus ir kiekvienas mes turėsim tą nueiti kelią su visiškai pilna 100% atsakomybė už visus priimtus mūsų sprendimus. Nes visatai yra neįdomu, kas mums ką pasakė, mes turim būti tiek sąmoningi, kad mes patys turime suvokti, kokiu keliu mes turime eiti ir kokiais būdais. Tai va, tai yra tokia trumpa intro įžanga ir dabar, jeigu kas norite, galim kartu pamedituoti, prasivalyti visus tas, kas yra užsikrovę galbūt sunkios energijos ir kažkokie tai dalykai, kaip ir ar karūnos meditacijos, ar kažkas tai panašaus, kurie jums užspaudė galvas ir net laikot to svorio ir galbūt net ir nežinot dėl ko, tai irgi gali būti, kad kažkokie tai pasirinkimai buvo tokie, kokie buvo ir jums turbūt jie net nešė daug naudos, o galbūt labiau žalos. Tai va, tai jeigu pasiruošę, dėkit pliusiukus, jeigu dar turit kokių klausimų, galit parašyti. Ir jeigu pasiruošę, eisim trumpam pamedituoti. Meditacija irgi nėra kažkokia tai šabloninė, kažkokia tai algoritminė, kiekvienas medituoja, jungiasi su visata, taip kaip mes bendraujam šeimoje, taip mes ir bendraujam su visata. Lygiai tas pats yra principas, be taisyklių, be kažkokių algoritmų, kad turi kažką dabar taip padaryti, tai tada meditacija įvyko. Taip nėra. Meditacija vyksta tada, kai mes susijungiam su visatos energija. Taip, matau pliusiukus, klausimų nėra. Ar šiaip dar iš tikrųjų rezonavo ta kaip pasakyti, tematika, ar galvojat, kad ar irgi pradėjot, ar apskritai visą laiką jautėt, kad ne viskas balta, kas baltai yra nupiešta. Ir ne viskas yra tiesa, ką žmonės aplinkui kalba. Taip, pliusiukus matom, pasiruošę, tai būtų gerai, kad niekas jūsų dabar trumpai netrukdytų ir galėtumėt tiesiog atsipalaiduoti be įtampos ir streso. Gerai, tada užsimerkiam. Jeigu nori užsimerkti, nenori, bet man lengviausia yra medituoti užsimerkus, aš tada galiu susikoncentruoti į save, o kaip tu jautiesi, pats geriausias tau būdas
kaip kūnas turėtų būti meditacijos metu, tu taip ir daryk. Arba atsigulk, ar atsisėsk, ar atsistok, visiškai nesvarbu. Giliai pakvėpuok, kad nurimtų protas, nurimtų smegenys. Ir su kiekvienu iškvėpimu tiesiog pajus, kaip vis ateina lengvumas į galvą, veidą, krūtinę. Su kiekvienu iškvėpimu vis fokusuok savo dėmesį žemyn, į savo pilvą, iš ten išleisk visą sunkią sukauptą energiją. Iš klubų, iš kelių, iš kojų išeina visa sunkis sustingusi energija, iš pėdų, iš rankų, nuo pečių nukrenta sunki našta. Ir tu junti, kuo daugiau tu išleidi tos sunkios sustingusios energijos, tuo didesnė ramybė atsiranda tavo veide, atsiranda šypsena, nurimsta tavo mintys, nurimsta tavo kūnas, nurimsta emocijos. Pajus tvirtą ryšį su žeme, su žemės energija, per pėdas. Pajus savo ryšį su visata, per galvą, su jos energija, valančia, raminančia. Visas kūnas nurimsta. Mintys nurimsta. Ir kuo tu labiau nurimsti, to pradeda plėstis tavo energetinis laukas. Ir visatos ir žemės energija pripildo visą tavo energetinį lauką. Jisai pradeda plėstis, apgaubia tave. Iš jo irgi išsivalo sunki sukaupta sustingusi energija. Viską paleisk, to ko nereikia, tas kas jau nebegalioja, nebeveikia. Viskas, kas jau atlikta. Ir pajaus, kad ant tavo galvos yra karūna, ar jinai per sunki, ar tu ją jauti, ar jos nėra. Jeigu tu jauti, kad jinai yra tau per sunki, sunkumą jauti galvoj, tiesiog nusimk ją. Turbūt dar ne laikas. Arba jinai tau yra per didelė, arba jinai yra ne tavo, gal paskolinta iš kažkur. Nusimk ją sąmoningai. Kai ateis laikas, visata tave apkarūnuos, tokio dydžio karūną, iki kurios tu būsi daėjęs, užaugęs. Nebijok nusimti. Ir turbūt pajausi, koks stiprus ryšys atsiranda tarp tavęs ir visatos. Galbūt karūna trukdė tau susijungti su visata. Pajus, kaip pradeda lietis per tave visatos energija. Atidaryk savo kankorėžinę liauką, kur yra tavo ryšys su visata. Susijung per ją su visatos energija. Jeigu ateina tau žinojimas, pasitikėjimas visata, nuolankumas, mokėjimas laukti. Jeigu ateina žinojimas, kokie yra visatos dėsniai, pagarba jiems. Jeigu kiekviena tavo kūno ląstelė, fizinio kūno, emocinio kūno, mentalinio kūno ir dvasinio kūno, ląstelės prisipildo dievišką, švarę, valančią visatos energiją. Leisk jai tekėti per tave, per visus tavo 4 kūnus, per visus tavo energetinius kanalus. Tau ateina ramybė. Pasitikėjimas, žinojimas. Žinojimas, kad viskas bus tada, kada turi būti.
Pajus, kaip visata paima tave už rankų. Delnuose pajunti jos energiją. Leis tekėti jai. Galbūt tu nori rankas uždėti ant kažkurios tai kūno vietos, kur tu jauti, kad yra sunki energija, sustingusi energija. Uždėk rankas, per jas dabar eina visatos, valanti, švari. Besąlyginės meilės energija. Ir per tavo galvą pradeda tekėti kaip šaltinis vėsi gaivi energija. Ir tu ją gali nukreipti ten, kur tu jauti fizinį, emocinį, dvasinį ar mentalinį sunkumą, skausmą, spaudimą. Ten nukreipta energija dabar. Ir stebėk, kaip ta energija keičiasi iš tamsios, pereina į šviesą, išsivalo tos vietos, atsiranda lengvumas, tu jį pajunti. Paprašyk visatos, kad į tave vestų. Visos savo dvasinės komandos, kad tau suteiktų pagalbą, kada tau jos reikia. Tu visada turi teisę, galimybę prašyti pagalbos. Tu turi dvasinę komandą, kuri yra šalia tavęs, toliau nuo tavęs, bet jinai yra visą laiką su tavim. Tu visada gali prašyti, bet nereikalauti. Laukti ir žinoti. Tu išsiunti mintį, išsiunti užsakymą į visatą, be termino, be datos, be skaičių. Visata žino, kada tu būsi pasiruošęs, tu gausi tai, ko tu tikiesi, ko tu lauki, o galbūt gausi visai kažką kitą, kas bus žymiai geriau, negu tu galvoji, kad tau reikia. Neapibrėžk visatos, nesudėk ją į mažą dėžutę, leisk jai nuspręsti, kas tau yra geriausia. Padėkok visatai, padėkok savo dvasiniai komandai, padėkok savo. Dar kartą giliai įkvėpk, iškvėpk, nusišypsok, pajusk savo kūną, gali jį pajudinti, atsimerk. Ir kas dar galbūt galit kažkokius komentarus parašyti, ką pajutot, pamatėt, pajautėt. Būtų įdomu išgirsti jūsų matymus, jūsų pajutimus, jeigu norit, aišku, pasidalinti tuo. O šiaip ačiū visiems, visom, kad buvot kartu. Ir ką, pasiūlykit temas, jeigu kažkokios tai bus jums temos, meditacijos, kokios jums galbūt atrodys labai aktualios ir vėl susitiksim turbūt už kitą mėnesį, žodžiu. Lapkritį vėl susitiksim. Gerai, gražiaus pabaigos sekmadienio, gražios naujos savaitės ir ką. Gero ryšio jums su visata. Ate.